vėliava. Lenino, Stalino vėliava. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvą užgriuvo ta prievartos sistema, kuri Tarybų sąjungoje klostėsi nuo pat 1917 m. spalio 26 dienos perversmo. Po perversmo įvesta proletariato diktatūra pakeitė visuotinai priimtinas teisinės normas į prievartos kultą. Už kontrrevoliucinius nusikaltimus, apibrėžtus garsiajame 58 straipsnyje, teismas galėjo skirti pačias griežčiausias bausmes – sušaudymą, laisvės atėmimą iki 25 metų, politinių ir atskirų pilietinių teisių atėmimą iki 5 metų ir taip toliau. Štai toks represinis aparatas pajungia savo baudžiamuosius ir baudžiamojo proceso įstatymus, turintis didžiulę patirtį kovojant su antisovietiniu elementu savo valstybėje, atėjo į Lietuvos Respubliką po ultimatumų ir provokacijų. Tarybų sąjunga, palyginti lengvai įgyvendinusi savo imperialistinius planus, gerai suprato, kad valstybę galima sunaikinti tik sunaikinus jos politinį, mokslinį, kultūrinį, karinį ir ūkinį elitą. Nuo to ir buvo pradėta. Pavienių Lietuvos valstybės veikėjų tremtis į Rusijos lagerius, įvairių pasipriešinimo ar opozicijos dalyvių areštai prasidėjo iškart po okupacijos. Absoliuti politinių kalinių dauguma taip pat buvo tremiama iš Lietuvos į atšiauriausiuose regionuose buvusius konclagerius, kuriuose viešpatavo NKVDistų smurtas, tyčiojimasis, vergiškas darbas, badas, ligos ir mirtis. Prisimena buvęs Rečlago, Ozerlago ir Mordovijos lagerių kalinys Pranas Račiūnas. Kad jie atrodo tyčia sudarydavo buitinės blogas sąlygas. Jau galėtų barakus padaryti didesnius, galėtų padaryti, kad dabar, kad lovotė prie lovotės yra, o sugrūs, žmogus prie žmogaus, oras išvėpuotas, reiškia žmonės uždaryti, tai įvairiais laikais įvairios sąlygos buvo. Bjauriausia būdavo, kaip kažkas jiems trenkė į galvą, kad iš darbo grįžus uždaryti barakus, kad negalėtum net į orą išeiti. Tai žinot, kokios nuotaikos yra. O tenai šitie ruskeliai, tai domino duoda tenai net viskas barška, viens prirūkyta, triukšmas, riksmas, į dienų dienas taip. Tai šis labai barkėdavo, šitą aplinką. Ir paskui kiti dalykai, žinoma, 40 laipsnių šalčio reikėdavo stogą dengti. Ir vinių neduodavo, o duodavo supjaustytą skardą. Tai kali, ir tas skarda linksta, nelenda į ledą. Tiesiog apie pirštus duodi, pirštai kruvini. Ir 40 laipsnių šalčio, vėjas pučia, tas neša viską. Baisus dalykas. Pas mus buvo turbūt vyriausia daktarė, tai karo metu buvo medicinos sesuo. Tai tam lagerį buvo vyriausia daktarė. Ką išmano, nieko neišmano, ten apie tos dalykus. Tai buvo tik atlaimė, kad buvo daktarų iš mūsų darbo, ypatingai Barkutoj, tai mūsų lagerį buvo 26 daktarai. Viršininkės, kurios skaitėsi, kaip vyriausios daktarės, jas apgaudinėdavo, kadangi jos nieko nesupranta. Tai kas norėdavo, kaip turėti blatą, tai su šitais daktarais sugyvena, ką daktarai kalniai sako, tai tos pasirašo. Šalia padiniai pačios jos neišmano. Rengeno irgi žiūri tenai, bet tyčia man pasakė, sako, nieko ten yra, o aš savo draugui kitam, sako, matau, ten skilutė tokia yra, va. Ir rašo į bylą, kad ten nieko nėra. O jie nemato, nežinau, kas ten yra. Viena iš tokių politinių kalinių įkalinimo vietų tai Taišetas, valdžios dėmesio sulaukęs 1937 metais, kai buvo sukurta baisi valstybinė lagerio valdymo sistema Gulagas. Mokslininkai patarė Berijai, kad ši gūdi vieta geografiniu ir strateginiu požiūriu tinkama numatomo Bamo statybai. Nuo 1938 metų vasaros pasirodė specialieji ešelonai su kaliniais, kurie vėliau savo rankomis naudodami tik kirtiklius ir kastuvus pylė geležinkelio pylimą iki Akulšetkos upelio. Bortinės automašinos žvyrą vežė iš karjero, o šimtai kalinių jį kastuvais kraudavo ir iškraudavo.
Virš Taišeto iki Sutemų sklido automašinų variklių garsas, komandų riksmas, daugybės žmonių balsų triukšmas. Taip prasidėjo vakarinės Bamo dalies statyba. Prasidėjus karui, kelio statyba sustojo ties Nevelsko. Visus karo metus Taišetlagas, kaip Bamlago padalinys, statė išilgai naujos geležinkelio šakos dukterinius lagpunktus. Kalinius pervedė į miško darbus, palapines lageriuose keitė statomi barakai. Nors darbas buvo sunkus, kalinių maisto paros davinys buvo prastas. 600 gramų duonos, surūdijusi silkė, skysta kopūstų sriuba, nuspalvinta augaliniu aliejumi. Dėl nepakenčiamų sąlygų, tai vienoje, tai kitoje vietoje kildavo neramumai. Liudininkai mena, kaip 1942 m. gruodį sukilusių kalinių grupė atšaldė gaisrinės mašinos lediniu vandeniu, o lauke tuo metu buvo apie 40 laipsnių šalčio. Į barakus jiems pasitraukti neleido ginkluota sargyba ir kaliniai apledėjo. Neaišku, kiek jų liko gyvų, tik žinoma, kad trasoje mirė tūkstančiai. Dar ir šiandien nesuskaičiuoti politinių kalinių kapai Taišeto, Kvitoko, Toporoko, Nevelsko kapinėse, apgaubti paslapties ir неžinios скраiste. Короб, ящик большой, трупов 10, наверное, заключенных вываливает. Заключенных вываливает, хоронить. Трупов 10, наверное. Там, Еще. на кладбище. Ну, еще я рубашку тогда помню. Я сам пацаном был, это в 42-43 году. году. Почему откалываешь? Там дубну карту. Va, ir Grinaiva iki Sanarys ir Alkūnė. Aišku. Magistralės Taišetas-Lena statybos darbai buvo atnaujinti 1946 metais, o sekančių metų gruodį į stotį Bratskas 1 atvyko pirmasis traukinys. Kaliniams buvo išduotos 100 siūlės be numerių, kad jie susitiktų su žurnalistais. Sargybiniai apginkluoti pistoletais nuvarė juos prie naujai nutiesto geležinkelio sutikti pirmojo traukinio. Tai buvo kuriamas melagingas mitas apie komunistų ir komjaunuolių statybas. Подъем в 6 часов, значит, до 7:30, значит, уборка и завтрак, 8 часов на работу. Ну, выводить за зону. В 1945 году у нас по 5 человек сковывали кандалами, вот так, наручниками. 5 человек в ряд наручники, потом 5 этот ряд к следующему ряд примыкает, вот так, были все скованы одной цепью. Приходим на работу в лес, а там эти цепи снимают и работают. Если выполнил норму, значит, получаешь паёк. Вот называлась картофельная бабка. Вот 2 такие спичные коробки, вот такие, да? Это если выполнил 120%, значит, это дополнительный паёк. Спичная коробка картошки. Питание было жуткое, конечно. Ну, специально было сделано, чтобы мы умирали. Nevelsko-Bratsko atkarpą statė tik kaliniai ir japonų karo belaisviai. Apie tai byloja Novočiunkos, Zolotaja Gara ir kitose kapinėse esantys paminklai įamžinantys japonų atminimą. Ešalonai su japonų karo belaisviais į Taišetą atvyko 1945 metų pabaigoje. Sklido įvairūs gandai, kad tai karingi, vikrūs, žiaurų žmonės samurajai. Visus vietinius stebino japonų drausmė. Išsiskyrė jie ir savo aprangą. Kailinukai su daugybė kišenių, šiltos kelnės, japoniško kirpimo kailinės kepurės su snapeliu, avėjo kailiniais bateliais su storu odos puspadžiu. Vagonai buvo perpildyti maisto produktų. Daugiausia tai buvo ryžiai. Nors japonų vyriausybė ir rūpinosi savo tautiečiais, tačiau po metų japonų belaisvių nebebuvo galima atpažinti. Buvo net tokių situacijų, kai išalkę jie vikriai nudirdavo pelės kailiuką ir žalę tuoj pat suvalgydavo, o likusią aprangą keitė į bulves ir kitus maisto produktus.
Pagrindinė jų darbo vieta buvo Taišeto pabėgių impregnavimo gamykla, kur jie į vagonus kraudavo įmirkusius kreozote pabėgius. Stebino tai, kad staklės, kurios prieš tai buvo purvinos, aprūdijusios, atgavo spalvą, blizgėjo jų užrašai. Badas, šaltis, sunkus alinantis fizinis darbas išsekino belaisvius. Prasidėjo labai didelis mirtingumas geležinkelio magistralės trasoje. Iš čia atvežtų beveik 500 000 belaisvių, 10 000 taip ir liko gulėti Sibiro žemėje. Toporoko kapinėse buvo atkasti visi japonų belaisvių palaikai. Jie buvo sudeginti, o į tėvynę išvežti tik pelenai. Nevelsko kapinėse dar iki šiol išlikusi tvora riboja 1,5 hektaro žemės plotą, kuriame paskaičiavus galėjo būti per 3,5 tūkstančio kauburėlių. Tai tik dalis, nes vietiniai teigia, kad japonų kapas tai kiekvienas pabėgis šioje trasoje, nes laidoti nebebuvo galimybių ir jėgų, o žiemą mirusius sukraudavo į krūvas ant pylimo ir tik atšalus laidodavo. Daugelį užversdavo vietoje, pylimo žemėmis. Tai ligoninė, reiškia, buvo tokia į Kalniuką, gal teko Nevelske, reiškia, jeigu pravažiuojant į Kalniuką ligoninį, taip, o viršui kapinės. Tai ten kapinės didelės buvo labai ir ypatingai daug japonų belaisvių buvo. Skaitoma, kad japonai šitoj trasai po pabėgių po galvą yra, reiškia, palaidota. Tūkstantis 949 metais Taišetlagą perkrikštijus į Ozerlagą, vadovauti jam buvo paskirtas medicinos tarnybos pulkininkas Jevstignėjevas, kuris sąžiningai savo pareigas vykdė iki 1964 metų. Tokių kaip jis, komunistų, pakviestų tarnauti į NKVD, buvo atrinkta Maskvoje apie 100. Tuomet, kai įsikūrė Ozerlagas, į tas vietas jokio sausumos kelio nuo Taišeto iki Zajarsko nebuvo, neskaitant Čiunos tako, kuriuo buvo vedami dekabristai. Ozerlage kalėjo 30–35 tūkstančiai kalinių, tai policininkai, seniūnai, vlasuvininkai ir visi vadinami nacionalistais. Ozerlagas tai savita lagerių sistema. Taišeto Bratsko 320 km trasoje buvo apie 100 lakpunktų. Visa trasa padalinta į 4 skyrius, turėjusius savo viršininkus, pavaduotojus ir kitas tarnybas, kurios sugebėjo marindamos žmonės badu pasiekti stulbinančių darbo laimėjimų. Суп был сначала совсем смешной. Есть такая маленькая рыбка, мы называли бычок. Она вот такого размера, с огромным животом. Это животе, это икра. Ну, вонючая, в уборной лучше пахнет, чем этот суп пах. Кушать его было и не из чего. Посуды нет, ложек нет, ничего нет. Абсолютно. Хоть и в шапку бери. Вот тогда из досок сколачивали такой пирамид, значит, цветочные горшки были вот такие, когда-то делали. Вот такой сколотишь, вот тогда тебе суп ты нальет. Пока нёс, через щели весь суп вылился, осталась там вонючая рыба. Ну, кто ее будет есть? Вот тебе дизентерия, вот тебе голос, вот что хочешь. Ну, а потом это вообще стало совсем хорошо после смерти Сталина. Это все было. А до смерти Сталина это жуткое дело, что творилось. Ozerlago lakpunktų numeracija prasidėdavo nuliu, pavyzdžiui 028, o kalinių numeriai raidėmis ir triženklių skaičių. Apie Ozerlagą sklido gandas, kad tai mirties lageris. Grotuotų langų barakai, kuriuose gyvendavo per 200 žmonių, nakčiai buvo rakinami. Kampe stovėjo statinė gamtos reikalams atlikti, vadinama paraša. Kaliniai privalėjo nešioti numerius ant drabužių. Net ir dviaukščiai gultai taip pat turėjo būti numeruojami. Už tai, kad sargyba sugebėdavo sunaikinti, nušauti kalinį, buvo netgi premijuojami. Mėnuo atostogų
25 rubliai arba net vardinis laikrodis. Ypač kaliniams buvo sunku 1950–53 metais. Pablogėjo maitinimas, darbas virto tikrų pragarų, žvėrimis virto prižiūrėtojai ir patys kaliniai. Vyravo nerašytų įstatymų valdžia. Самое страшное место было вот это, Чуна. Это было самое страшное место. Вот там центральная больница, как этап сюда идет, называлась глубинка это. Так люди себе пальцы рубили, животы вспарывали, чтобы только сюда не попасть. Наверное, смерть сюда шли. Редко кто возвращался. Egzistavo lagerių instrukcijose ir specialios kolonijos, vadinamos Mamskija, kur buvo perkeliamos nėščios moterys. Joms buvo taikomas kitoks, lengvesnis darbo režimas ir geresnis išlaikymas. Čia jos gimdė, augino savo kūdikėlius iki 2 metų, po kurių ateidavo mamoms ir vaikams pačios skaudžiausios dienos, nes kūdikį atimdavo nuo gimdytojos ir išveždavo į specialiąją koloniją vaikų darželį, vadinamą Dom Mladenca. Tik dėja, užspigliuotos vielos. Ну, многие родители умирали, а детей забирали в этот детский дом, Бирюсинский детский дом. Потому что я смотрел книги приема детей до военных лет, военных лет. Ну и там пишется фамилия, имя ребенка, год рождения, откуда прибыл и где родители. Обычно, где графа, где родители, часто можно было встретить отец в армии, мать в заключении, отец на фронте, мать в заключении, отец и мать в заключении, или родители неизвестно где находятся. Ну где неизвестно, в лагерях, где живешь. И когда я пересчитал, делал, так сказать, подсчеты, то оказалось, что матерей больше было в заключении, чем мужчин, отцов. Ну и говорят, что хоронили вот за ручьем на ту сторону, куда дорога ведет на Верхнеудачный. Здесь было 2. Это называлось Нижнеудачный. Čia jie augo be motinų meilės ir globos, girdėdami vien Stalino žygdarbių šlovę. Po tam tikro laiko juos perkeldavo į specialius vaikų namus. Tik nedaugeliui tekdavo savo gyvenimą tęsti giminių globoje, o likusiųjų kelias vedė daugiausiai į kriminalinių kalinių kolonijas. Rešiotų lageriuose buvo sukoncentruota per 40 000 kalinių. Lietuviai čia pateko 1941 metų vasarą. Rešiotai tai nemaža stotis prie Sibiro magistralės, į rytus nuo Krasnojarsko, netoli Irkutsko srities. Lietuvių kalinių skaičius čia siekė 4000. Lietuviai pateko į 235 lagerio 7 punktą, dabar vadinamą Revučiai. Barakai, kuriuose buvo apgyvendinti kaliniai, buvo seni, apleisti, nešvarūs, bet ir tų labai trūko. Todėl atvykus lietuviams prasidėjo naujos statybos. Niekas iš atvežtųjų nebuvo nei teistas, nei apklaustas arba net tardytas. Vėliau paaiškėjo, kad lietuviai buvo nuteisti už akių Maskvoje. Nu, tai reikia ieškoti kaltininko. Nužiūrėjau vieną ukrainietį mokytoją, kurio viena ranka paralyžiuota buvo. Ir teisme tai buvo toks dalykas. Liudininkai nesako, kad jisai nužudė. Tik matė išeinant iš to lagerio, kur tas nužudytas buvo. Ir gavo žmogus 25 metus. Sako, aš visiškai nekaltas. Dabar sako, mano motinos žinos, kad aš tokio nusikaltimų kaltinu, tai sako, ką, iš proto gali išeiti. Nu ir paskui, po kiek laiko išryškėjo žudikas. Jis rašo skundą, kad aš esu nekaltas. Gauna atsakymą, tuomet jums bausmė sumažinama iki 15 metų. Kiek gavai? Sako, 10 metų, ką padarai, nieko nepadariau. Sako, pas mus už nieko tik tai 10 duoda, tu 15 gavai, tai sako, šitą turėjai padaryti. Visus atvežtuosius patikrindavo ir į aktus įrašydavo daugybę ligų ir defektų. Tuo norėta apdrausti lagerio administraciją ir gydytojus nuo ateities priekaištų bei kaltinimų. Tiek lagerio administracija, tiek aukštesnės tarnybos
Numatė, kad žmonės neišlaikys sunkaus režimo, nepakeliamo fizinio darbo, be atšiauraus klimato ir netrukus išmirs, todėl ir buvo nustatomos įvairios ligos pateisinančios neišvengiamą mirtį. 6 valandą ryto gongas pakeldavo visą lagerį. 7 valandą išvarydavo į darbą. Išvedant į darbus, grodavo prie centrinių vartų akordeonu įvairius maršus ir tai buvo savitas pasityčiojimas iš nualintų kalinių. 18 valandą sargybiniai reikalaudavo nutraukti darbus ir liepdavo rikiuotis į eilę po 4. Darbo normos buvo nepakeliamai didelės, o duonos gaudavo tik po 500–600 gramų ir 2 kartus per parą sriubos, kuri būdavo verdama iš pasmirdusių raugintų kopūstų ir sugedusios žuvies. Prasidėjus badui, kaliniai valgė viską – žolę, lapus, įvairius žvėrelius, pušų ir maumedžių sakus. Tie, kurie eidami iš darbo nugriūdavo, prižiūrėtojų būdavo mušami ir pjudomi šunimis. Lapkričio mėnesį prasidėjus šalčiams, lietuviai kaliniai buvo tik su švarkeliais, vasariniais paltais, batais, kelnėmis ir be pirštinių. Į darbą turėjo eiti per sniegą ir kęsti šaltį tol, kol susikurdavo laužą. Iki gruodžio mėnesį susirgo pusė lagerio lietuvių, o vėliau prasidėjo ir mirtys. Miršta kalinys, padaro kryžių, neša kryžių, einu aš kaip kunigas, bet be uniformos, eina kaliniai ir laidoja per miestelį eidami su kryžium, su viskuo. Tai jau iš lagerio zonos. Iš lagerio zonos. Nu, šalia kareivės automatais sėdžiu. Lavonus laidojo eilėmis į visai negilias duobes. Mirusiųjų drabužius grąžindavo į sandėlius, o vėliau juos skirdavo gyviesiems. Žiemą per parą mirdavo 20, o šaltesnėmis dienomis iki 40 kalinių. 1942 metų žiemą mirė apie 2000 lietuvių. Iš 4000 vyrų įkalinimo pabaigos sulaukė apie 200. Tačiau 7 lagerio lietuviškoje epopėja nesibaigė. Nes 1948 metais į Rešioto apylinkės iš Lietuvos buvo atvežti tremtiniai. Čia yra kalėjęs buvęs Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, ministrai Teisingumo Stasys Šilinga, Švietimo Juozas Tonkūnas ir Konstantinas Šakenis ir daugelis kitų lagerio prižiūrėtojų vadintų Lietuvos kunigaikštukais. Šiandien Revučis merdinti gyvenvietė. Apleisti pastatai, išlikusios lagerio tvoros ir tik keli gyventojai. 1989 metais Vilniaus ir Molėtų tremtinių bendrijos nariai kaimo civilinių kapinių teritorijoje pastatė 5 metrų aukščio simbolinį atminimo kryžių. 2 vertikaliai įbetonuoti bėgiai tarsi simbolizuoja kelią nuo Lietuvos iki Rešiotų. Trumpesni skersiniai, sudarydami kryžių, primena tą lemtingąją atšaką į Revučį. Bėgių susikirtime kvadratas tarsi kalinio langelis į pasaulį, o ant jo pritvirtintas iš metalo nulietas kankinio vainikas. 60-ųjų metų pradžioje šio lagerio kalinių kapinių vietoje buvo įrengta šaudykla kareiviams. Tik išlikę nežymūs kauburėliai primena lagerio kalinių aukas. Praėjo šitiek metų, bet eidamas per baigiančius ištuštėti buvusių lagerių kaimus, pro aplūžusias su kiaurais stogais senas trobas, susimastai. Kur nuėjo ši kažkada buvusi galinga valstybė, grobusi ir plėšusi, trėmusi ir kankinusi.